jūsų laukia daug veiklų ir sunkių, ir žaismingų. Todėl mes tą tvirtos dvasios pasiryžimo jausmą turim išlaikyti. Skelbiu stovyklą. Atidaryta. Būri, ramiai. Paskui mane žengta. Marš. Planuoju jiems perteikti kuo daugiau savo žinių, sugebėti išmokyti rikiuotės. Tai į dešinę turi pasukti, į dešinę pagarba turi pakelt galvą, išžiūrėti. Specialiasias priemonės naudojam tada, kada neklauso, nevykdo tiesioginių nurodymų ir yra kiek grėsmė pareigūnam. Realiam gyvenime visos specialiosios priemonės, lazdos, tazeris, dujos, antrankiai ir visi kiti dalykai naudojami pagal įstatymus ir pagal tvarką, tik tai tada, kada reikia. Pakelk rankas. Pirmą pažiūrėkit, ką panda daro ir tada galėsit atkartoti. Čia panda! Pandukai! Dabar negalima kalbėtis. Sustokit pagal abėcėlę, pagal vardo pirmą raidę. Dabar reikia išsidėstyti pagal akių spalvą. Tai va taip ir gaminsime augalėlių antspaudus ant lapelių. Su tušiniu parkeliu galima padaryti labai gražiai. Pajungė žarnas ir pradėjo pilstyti aplinkui visur vandenį, o mes maudėmės. Tai, bėgam, komandą perduodat ir toliau. Ir paskutinį kartą visi pagaunam, leidžiam. Išsimauti iš maišo, draugui paduoti jis į šoką, kol visa komanda jau prašokinėja ir tada pirma prašokinėjus laimi. Kas nešaudė, trumpas instruktažas, kas čia per reikalą. Čia yra dėtuvė, jums juos išiminėti nereikės. Jeigu nebešaudys, sukam šitą ratuką, užsipumpuoja plastikiniai švaratukai. Laikomės kairė! Kai mes įsipurškėm visokiais purškalais. Čia tuoj padusim, bet viskas gerai. Iškilusias vietas reikia dažyti tamsiai. Ir pastatot palapinę. Ją statot miške. Jeigu reikės pagalbos, kvieskit. Dabar tokį pažaisim vieną žaidimą. Taptumėte savo pačiu mėgstamiausiu gyvūnu. Einam su antru būriu valgyti į valgyklą. Tikiuosi, skaniai gausim valgyti.
šitą savaitę davė tikrai labai daug. Jūs lipot per save, įveikėt iššūkius, mokėtės daug dalykų. Įteiksim stovyklautojo diplomus, nes iš tikrųjų jūs verti tų diplomų. Mes jūs mylim ir mes jūsų lauksim kitais metais.